Sakiau žmonės, mano pirmasis video ir filmuosiu ne ką kitą, o Just Cause. Taip pat pirmą, nes aš mačiau, kaip žmonės, žmogus darė antrai, tai pagalvojau, o kodėl tai nepadaryti pirmojo, kuris iš tiesų man bent jau yra, įdomesnis. Tai jo, čia mano asmeniška nuomonė kažką, kam? Tai jo, ir šitą. Aš neužleidau filmuką, nes man filmukas labai lagina, nežinau kodėl. Mano kompas normalus, nėra jis šūdas, bet filmukas vis tiek labai lagina, aš nežinau. Kai įrašinėjau, turiu, Frapsas jau dirba tik su vienu brondžiu, su vienu bronduliais jau sunkiai. Tai aš nežinau tada. Tai va, mūsų užduotis tiesiog nusileisti pačiom ir, susišaudimą padaryti tokį. Va tuom ir skiriasi jis nuo GTA, kad čia daugiau tokių bus susišaudimų, o per GTA daugiau reikia važinėti. Tai vienas iš tų pagrindinių skirtumų. Jo. Tai greit išsirakom su Infinity kulkom mūsų pistoletus. Mūsų Ryko pistoletus. Automatą gavau pirmą. Nėra čia taip baisiai sunku iš tiesų. Tiesiog pradžia tokia. Kai aš pirmą kartą žaidžiau ir tikrai neturėjau įgūdžių, tai man buvo sunku. Net nežinau, kaip parašyti išskleisti iš tiesų. Nesaklas. Taip, matinis reikia nešaukti sudėti. Bo, jo. Mėgtu, tam reikia. Čia aš iš tiesų nelabai supratau, ar kodėl mes infiltruoti mafiją, bet kodėl? Aš taip ir nesupratau, aš dar pusę tik žaidimo perėjęs, man gal bus smagu iš naujo, bet aš taip ir nesupratau. Mes kaip ir policininkai, bet čia atseit šios salos valdžia prasta, kaip aš nelabai supratau iš tiesų. Čia valdžia tokia. Narkomafijos yra kas? Aš nelabai, iš tiesų gal. Nežinau, jūs pasakysite. Jo. Ok. Švieta dar tokia prastutė. Tai jo, aš filmuosiu, nežinau, šitą misiją. Ir pasižiūrėk, kaip man seksis, pirmas video, ir pasižiūrėk, kaip peržiūrėk, narko. Žinoma, žmonėm patiks, jei nepatiks, tai nebesveiko, tai nebūdų. Ir taip toliau. Nusišneka iš tiesų. Šiek tiek jaudinuosi. Vėl žodžiu. Mėgstamiausių, tiesiog tokių smagių susišaudimų yra, kurių per GTA tikrai stingiu, bent jau man asmeniškai. Ten per San Andrėsą, jų retas per San Andrėsą, bent jau prieš policiją, bet policija ten išvalia vis tiek virsi. Per ketvirtą GTA iš vis tam daugiau važinėjimo tokio yra, ketvirtą. Per trečią irgi labai daug važinėjimo trečias. Per Vice City yra susišaudimai, bet Vice City yra sudėtingas. Vis tiek stinga, daugiausia tam važiuoju. O čia vos nekiekviena misija tokia, smagesni susišaudimai, kolai. Pažinimas nėra sunku.
antrasis Just Cause. Antrasis yra toks nukrivesnis dalykas, na kaip pasakyti. Jame daugiau galimybių iš tiesų yra. Aš kaip ir demo turiu, tai žaidęs su 30 minučių demo trumpas. Perėjęs tiek, kiek davė man. Reikėjo 4000 chaoso taškų gauti ir po to dar buvo porą misijų. Tas buvo svarbiai. Bet dabar tai nėra antroji dalis, tai yra pirmoji dalis. Tai yra labai gerai. Aš dar galvoju, gal filmuoti Stalker Shadows of Chernobyl. Tai yra dar mano žaidimą, nes aš kiek žiūrėjęs kitų let's play, tai yra iš tiesų nelabai įdomu žiūrėti, kai žmogus daro vieną video, geriausiai kai daro kelių, 2-3, per daug. Tai jūs pasakykit, ką manote. Jo. O dabar norėčiau šiek tiek pasakyti kaip pastebėjimą. Čia galite pritart, galite nepritart, man nežinau. Čia tiesiog mano nuomonė. Aš manau, kad Just Cause'as... ką aš turiu saukim, life minute. Gerai, įdėsiu savo mintį, kad tai pirmas Just Cause'as renderis kopijuoja aplinką nuo Far Cry'us, nes 2004 išleistas pirmas Far Cry'us buvo džiunglės ir džiunglė, žaluma, štai vis tokie kalnai, kaip iš pirmo Far Cry. O antrasis Just Cause'as, kaip ir 2008 buvo išleistas Far Cry 2, Afrika vykstantis, į Afriką perkelia ir antrą Just Cause'ą. Nežinau, čia tiesiog galite suprasti, aš nežinau. Nors ir šiaip, nors iš tos prisipažinsiu, kad noriu žinoti. Tai va. Čia mano nuomonė iš tiesų. Aplinka kopijuoja Just Cause'as, tai va, išėjo Far Cry 3 džiunglės, tai kitais metais pasirodantis Just Cause 3 irgi turėtų būti džiunglėse. Čia jeigu tai tiesa, netiesa, tai vėl bus kažkaip. Bet būtent, pavyzdžiui, dėl džiunglių man pirmoji dalis irgi buvo patinka. Tai Afrika, tai tas įdomu, kad Afrikai, kai pamačiau snieguotus kalnus, aš iki ten galėjau nukeliauti, kas iš tiesų buvo, kaip ir faina, nematyta, nes daugelį žmonių tai būna, kad tu matai kažkokią aplinką, kažkokią vietą ir tu ten negali nukeliauti. Tau paprasčiausiai neleidžia. O per GTA, per Just Cause'ą, kas man? Keliauju per visą pasaulį, be jokių apribojimų. Niekas negali kokį galėjo, keliauju po pasaulį, ieškai teritorijų, kur gyventi. O velnias, kad nedaug vykti. Tai maškas vyktas. Iškart garsas nukrito, nes labai mažai gyvybių. O šita vieta, viskas toks. Jo, štai geras, tai tiks nukrito.
amuniciją, išsausiu ir viskas. Ir baigsis pirmas epizodas. Tie lėktuvai pasirodinėjo priešiškai, kodėl juos negaliu perkės. O, šitas nelami. Vadinasi, palaukis, tai yra. Mission complete. Yes. Čia kur aš sakau pažaidžiau. Anam tiesiog klausimas, anam viršos. Gerai. Nu taip, čia galima savo geriausius veikalus laikyti. Čia mes atsistatom amuniciją prie tokių dėžučių. Jau tikrai nebus. Gyvybių koma labai reiks. Ir ginklai, kurie yra tikrai labai puikus. Šitie du, bet geresnės yra tikrai gerai. Čia galima šalutinės misijas, kadangi vykdant neklausia, ar norit išsisaugoti prie tokių pašalutinių misijos. O geriausias motociklas. Va šitas geriausias vaikas. Aš kol kas turėjau žaidimą. Labiausiai man patiko. O čia vat jau su tokiu šauktuku juodam fone, tai yra šviežetnės misijos, žalia šalutinės, na ir raudonės. Nežinau iš tiesų, bet užbaigsiu čia epizodą, tai sakau iki žiūrovai, kas jums patiko mano pirmas vaizduotė. Prašom.